Sveiki visi. Šiandien Klik debatai, kuriuose diskutuos ir mokinių klausimus atsakinės į prezidento postą kandidatuojančias net 3 gimnazistės. Kodėl norėtum tapti mokinių prezidente? Tai norėčiau save išbandyti, suvienyti visą mokyklą ir išpildyti mokinių norus. Jeigu taptumei Klik mokinių prezidente, kokius 3 svarbiausius darbus pirmiausiai įgyvendintum? Tai, manau, svarbiausias dabar būtų kalėdų renginys ar kažką kalėdom pasiruošti. Tada dar neturiu pilnai komandos, tai išsirinkti komandą ir savanorius. Ir, aišku, viskam pasiruošti ir nusiteikti gerai. Na, ir jeigu turėtum stebuklingą lazdelę, kokį vieną patį didžiausią savo norą išpildytum? Tai, jog namų darbai neegzistuotų. Labai nekenčiu namų darbų. Ačiū. Kodėl norėtum tapti mokinių prezidente? Norėčiau tapti mokinių prezidente, kad vaikai atėję į mokyklą jaustųsi saugiai, smagiai ir kad dienos praeitų sklandžiai bei su veiklom. Jeigu taptum Klik mokinių prezidente, kokius 3 svarbiausius darbus pirmiausiai įgyvendintum? Įgyvendinčiau kelis konkursus, kurie susijęs su mokiniais, mokytojais bei sportu, taip pat keletą žygių ir stovyklą. Na ir jeigu turėtum stebuklingą lazdelę, kokį vieną patį didžiausią savo norą išpildytum? Mano didžiausias noras, kad mūsų mokykloje būtų visi tolerantiški ir priimtų visi vieni kitus. Dėkui. Kodėl norėtum tapti mokinių prezidente? Nes visų pirma, aš norėčiau pakeisti mūsų mokyklos aplinką, padaryti ją fainesnę, linksmesnę, kad ateitumėm į mokyklą ne vien tik dėl pažymių, bet ir gerai praleisti laiką. Taip pat norėčiau išbandyti šias pareigas, nes manau, kad joms esu tikrai pasiruošusi. Jeigu taptumei Klik mokinių prezidente, kokius 3 svarbiausius darbus pirmiausiai įgyvendintum? Tai išsirinkčiau komandą tinkamą, kuri man galėtų padėti ten organizuoti renginius. Tada suorganizuočiau mokyklos kalėdinį renginį, tai tarkim karnavalas būtų. Ir norėčiau padaryti idėjų dėžutę, jog ateityje galėtumėm ir turėtumėm idėjų, kokius renginius galėtumėm organizuoti. Na ir jeigu turėtum stebuklingą lazdelę, kokį vieną patį didžiausią savo norą išpildytum? Tai turbūt, kad niekada nejausčiau streso, nei prieš renginius, nei prieš egzaminus. Tai čia būtų turbūt didžiausias mano noras. Ačiū.